Vyriausybė nepritarė Seime įregistruotoms alkoholio kontrolės įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma įteisinti stiprių alkoholinių gėrimų gamybą kaimo turizmo sodybose. Toks sprendimas grindžiamas tuo, jog alkoholio suvartojimo vienam gyventojų mastai išlieka gan dideli. Dėl paties principo leisti ar neleisti naminę degtinę ūkininkams ir kokiomis sąlygomis tai daryti, Seimas dar diskutuos. Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis teigia, jog kitąmet sistemos finansavimas turėtų likti toks pats kaip ir šiemet, nors vykstančių renginių, tarp jų ir Europos krepšinio čempionato apsaugai, dar reikėtų papildomų 3,9 milijonų litų. Tačiau premjeras Andrius Kubilius į platesnės kalbas apie dėliojamą biudžetą nesileidžia. Trečiadienio rytą prie vyriausybės rūmų prasidėjo Lietuvos vidaus reikalų sistemos Respublikinės profesinės sąjungos protesto akcija. Protestuotojai reikalavo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu pareigūnams mokėti jų vidutinį darbo užmokestį, o kitų metų biudžete vidaus reikalų įstaigoms numatyti asignavimus, atsižvelgiant į realų lėšų poreikį užtikrinant viešąjį saugumą ir priskirtų funkcijų vykdymą. Lietuvą pasiekus naujai sezoniniai vakcinai, medikai ragina žmonės, ypač priklausančius padidintos rizikos grupiai, vyresnius nei 65 metų, sergančius sunkiomis lėtinėmis ligomis, skiepytis. Šie žmonės bus skiepijami nemokamai. Visiems kitiems skiepai kainuos apie 30 litų. Šiandien 33 Lietuvos savivaldybėse ir keliuose tūkstančiuose kitų pasaulio miestų vyksta akcija Diena be automobilio. Jos metu miestų gyventojai raginami automobilius išmainyti į dviratį arba pasivaikščiojimą pėsčiomis. Taip siekiama išspręsti fizinio pasyvumo, antsvorio, nutukimo problemas, be to tokie keliavimo būdai gerina gyvenimo kokybę miestuose, mažina oro taršą.